Sveiki, Ekstra FM klausytojai. Eterija laida Pilietinis atsparumas. Esu iš generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, kadetė Lukrecija Kuzminskaitė. Ir šiandien laidoje svečiuojasi gyvenime rinkodaros ir komunikacijos ekspertė, o širdyje didelė savo krašto patriotė Lorita Mažeikienė. Sveiki. Sveiki klausytojai, labas Lukrecija. Tai galbūt galėtumėte daugiau papasakoti apie savo veiklą, darbą ir gyvenimą. Tai kaip ir paminėjai, kas esu gyvenime, tai gyvenimas tas didžioji dalis ir yra gyvenimo veikla, kažkokia profesinė, tai esu rinkodaros ir komunikacijos ekspertė. Daug metų dirbu su komunikacija, rinkodara, verslo, inovacijų. Šiuo metu Ignalinos atominėje elektrinėje valdau visą komunikaciją. Bet mano, kaip pasakyti, irgi backgroundas arba vadinama pagrindas yra irgi žurnalistika. Tai labai smagu būti čia tokioj kitoj pusėje intervuojama, kažkada pati sėdėjau ir klausinėjau žmonių visokių įdomiausių klausimų užduodama, tai labai smagu čia būti ir prisidėti. Taip, tai gyvenime taip, labai daug yra darbo, daug sunkaus darbo su rinkodara, su komunikacija ir daug projektų, jie labai dideli. Ir ieškai tada kažkokio balanso ir atsvaros, kur galėtum įsižeminti arba kažkokią didesnę prasmę sukurti. Tai širdyje esu tikrai labai didelė savo šalies patriotė ir mes dabar kaip tik abi atvykome iš vaikų ir jaunimo kūrybos ir karybos stovyklos Užuguostyje. Tai ir yra mano pati prasmingiausia savaitė metuose, gal kai atsitraukiu nuo visų savo pagrindinių darbų ir įsižeminu šitoje veikloje, sugrįžta mes kraštiečiai, grąžinti grąžą savo gimtajam kraštui, tam Užuguosčio kaimui ir savaitę skiriame pilietiškumo ugdymui vaikams, jaunimui, organizuodami karybos ir kūrybos stovyklą. Tai ačiū labai, tikrai prie stovyklos dar sugrįšim. Bet galbūt galėtumėte apibūdinti, su kokiomis sudėtingomis situacijomis susidurėte dirbdama Ignalinos atominė elektrinė, nes tikrai, kaip pasakėte, čia buvo man pačiai wow, net kas va tokia tenais yra, ką galbūt mes nežinome ir būtų įdomu kitiems sužinoti. Taip, visi žino, kad Ignalinos atominė elektrinė kažkada gamina elektros energiją, branduolinę, ar ne, veikia reaktoriai ir tai yra branduolinės energetikos objektas, ar ne. Žinom, kad yra uždaryta, kad jau Lietuva negamina elektros iš branduolinės energetikos. Tačiau Ignalinos atominė elektrinė veikia jau 14 metų, kaip negamina elektros, bet vyksta labai daug projektų, kaip ją išmontuoti, dezaktyvuoti, nes gaminant per tos 10 mečius elektrą susikaupia daug radioaktyvių atliekų, tas pats branduolinis kuras, jį reikia saugiai sutvarkyti, nepalikti ateities kartoms kažkokios naštos ir rūpesčio kur dėti, nes radiacija atrodo, kad jinai yra nematoma, neapčiuopiama, bet jinai yra labai žalinga mūsų tiek organizmams, tiek gamtai, todėl ją reikia tinkamai sutvarkyti. Tai kolegos iš viso, šiaip Ignalinos atominė elektrinė dirba 1600 žmonių vis dar, taip, jie tvarko tą branduolinės veiklos palikimą, o mano užduotis tenai tai vykdyti sklandžią komunikaciją, tiek viduje, tiek išorėje. Prie komandos prisijungiau visai neseniai, todėl tikslas yra, kad kuo daugiau žmonių irgi sužinotų, ką mes ten darom, kad tikrai tą kiekvieną dieną, kai kiekvienas iš mūsų keliamės ryte į darbą, tai 1600 žmonių keliasi tam, kad saugiai tvarkytų branduolinės veiklos palikimą ir kad mes nepajustumėm jokio poveikio, nes jeigu ten atominė elektrinė būtų palikta tokia, kokia jinai yra, visi prieš 15 metų užrakintų duris, išjungtų šviesą ir išeitų, tai tikrai keltų didžiulį, ne tai kad pavojų, bet neigiamą poveikį mūsų aplinkai ir tada reikėtų spręsti, ką darom, nes radiacija jinai yra tokia nematoma, bet jinai sklinda, švytė. Tas švytėjimas jisai nėra matomas, bet jau ta pati spinduliuotė.
Todėl ir yra daug mitų, kad švyti, jūs ten visi švytintis, kažkokie, tai va, nešvyčiu, aš dažnai būna tenai, bet tas nematomas darbas yra labai prasmingas taip pat. Tai tikrai ačiū labai, ne kiekvieną dieną galim pasikalbėti su žmogum, kuris dirba tokio elektrinėje, tai ne tik aš manau sužinau kažko naujo, bet ir visi. O dabar galime sugrįžti, kaip ir prieš tai minėjote apie stovyklą, kuri šiuo metu vyksta, iš kurios ir atvažiavome. Tai Užukastyje organizuojama pilietinė karybos ir kūrybos stovykla vaikams, iš kurios, kaip ir minėjau, atvykome dabar. Tai galbūt galėtumėte papasakoti, kaip gimė jos idėja, pats įgyvendinimas, nežinau, galbūt tikslai, kokie yra siekiami su šia stovykla. Taip, tai viskas prasidėjo prieš 9 metus ir šiemet jau yra ta 9 vasara. Tada dar aš, kaip ir minėjau, buvau žurnalistė, dirbau žurnalistinį darbą. Ir galvojau, kuo galiu būti naudinga savo gimtajam kaimui, gal galėčiau paieškoti, galvojau, jaunų žmonių, kurie norėtų mano pasekti keliu to profesinių, užkrėsti juos žurnalistiką, nes pati kažkada būdama jauna moksleivė irgi ėmiausi pavyzdžių iš kitų. Ir galvoju, padarysiu aš tą vasarą, ieškodama prasmės 3 ar ten kelių dienų stovyklą, dienos tipo, pakviesiu kaimo vaikus ir jiems tiesiog papasakosiu apie žurnalistiką, padarysim kelis reportažus, išleisim kažkokį tai laikraštuką, nuotraukų pridarysim ir kažkokį išliekamą vertę. Ir susirinko tie vaikai, aš dabar tiksliai neatsimenu skaičius, bet jų buvo tikrai tik apie 10, kaip dabar stovykloje jau turim 100. Bet ir tada tos smalsios ir mano, ir tų vaikų akys mus nuvedė į ten, kur dabar esam. O atsitiko taip, kad kai aš pradėjau tą organizuoti žurnalistikos stovyklą ir į tą savo kaimą, po 10 metų, man atrodo, aš jau buvau kaip iš jo išvykusi, ar panašiai. Pradėjau gilintis, o kuo gyvena žmonės, kas jiems rūpi, kokias problemas jie sprendžia, tai su jaunaisiais žurnalistais. Ir staiga išgirstu, kad visi rodo pirštu į už 4 kilometrų statomą karinį objektą, tai oro erdvės stebėjimo radiolokacinis postas, jisai Antaviršio kaime, vienas iš tų moderniausių. Ir tada jis buvo tik tai statomas prieš 9 metus. Ir žmonės tai žiūrėjo kaip į didžiulę baimę. Kas čia bus? Žinom, karinis objektas, nes karinės mašinos važinėja, kažkur kažką skaitė, prasidėjo kažkokie mitai atsirado. Ir aš galvoju, tai reiškia negerai su komunikacija. Reiškia, žmonės nežino, jie neinformuoti ir tada prisikuria savo reikalų, savo visokių tai istorijų. Galvoju, reikia tada suorganizuoti toj stovykloje jauniesiams žurnalistams spaudos konferenciją. Susisiekiau su Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, sakau, atvažiuokit ir papasakokit, kas čia vyksta. Ir va šitie jaunieji žurnalistai papasakos jau visai visuomeniai ir bendruomeniai, kam aktualu. Ir ką jūs mano, toj bibliotekėlėj kaimo, tie jaunieji žurnalistai taip, jie užėmė pirmasis vietas, kaip ir priklauso žurnalistams, bet salė buvo pilna, atėjo žmonės, atvažiavo vietos žiniasklaida Prienų rajono ir iš to parašė labai daug, gavus labai daug turinio, straipsnių ir pasakojimų, nes Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė atvyko labai pasiruošusi, su prezentacijom, su vizualizacijom ir žmonėm tiesiog kaip ranka nuėmė visą tą nerimą. Ir tada užsimezgė tas ryšys su Krašto apsaugos ministerija, jie klausė, tai ką jūs čia darot, norėdami labiau pažinti bendruomenę, kurios šalia irgi turi interesą ir objektą. Ir pakvietė mus į susitikimą jau Vilniuje, Krašto apsaugos ministerija. Mes atėjom, sėdim ten tos kelios kraštietis ir jie sako, mes galim finansuoti jūsų stovyklą ir karybos grupę daryti. Tai nuo to viskas ir prasidėjo ir jau 8 metus ar 7 Krašto apsaugos ministerija mus remia, taip mes išvystėm karybos grupę, o ta kūrybos, kaip pasakyti, pagrindas ir prigimtis nuo žurnalistikos taip pat yra šalia, tai vienu metu tą savaitę vyksta 2 tokius atrodos tarpusavį nesusijusios temos, grupės, karyba ir kūryba ir įdomu dar tuo, kad iš kūrybos vaikai užauga ir perina po to jau į karybą, nes natūralu, ten yra jaunesni ir vyresni. Tai va taip viskas prasidėjo ir kiekvienais metais ta stovykla, kaip sakom, nuo 0 iki labai daug, atsiranda naujų partnerių,
prisidėjimo, ar tai yra toks sutelktinis organizavimas, finansavimas, mus pradėjo remti ir Prienų rajono savivaldybės, pritraukiam daug visokiausių rėmėjų. Šiemet džiaugiamės labai gerą partnerystę su kadetų licėjumi, kai pernai, užpernai atvažiavote tik tai parodyti, ką jūs veikėt, nes mes kviesdavom, vis kviečiam ir atskirus batalionus, ir karo muziejus pas mus yra atvykęs, kad vaikam parodyti, ir jūs buvom pasikvietę. Ir ta partnerystė užsimesgė jau į tai, kad jau šiemet jūs vedate mūsų karybos grupę su savo instruktoriais, kadetais ir mes pereinam dar į kitą lygį tos stovyklos. Tai yra nuostabu ir tai yra 9 metai, ką parodys 10 ir ateitis, tai wow, bet mes svajonių turim. Atrodo, viskas prasidėjo iš viso nuo nulio, o iki kiek viskas užauga. Svajonės, kaip sakoma, pildosi. Reikia tik apie jas kalbėti, jas įgarsinti. Kadangi esate ir komunikacijos specialistė, ir dirbate elektrinėje, ir vis tiek širdį esate patriotė, dirbate su vaikais, organizuojate stovyklas, tai galbūt galėtumėte pasidalinti, kokia metodika yra taikoma skatinti jaunimą tapti tais pilietiškais, patriotiškais žmonėmis. Mes tokios kažkokios metodikos nesame išgryninę, kad stovyklai taikome tą metodiką, kai būna ugdymo įstaigos pasirenka. Bet išsigryninęs yra principas savo pavyzdžių, kuris, man atrodo, yra pats paveikiausias. Tu rodai gerą pavyzdį mažesniems, jaunesniems ir, kaip pasakau, labiau patyrę padeda mažiau patyrusiems ir visada norėjom, kad mūsų stovykloje atvyktų ir kažkokie autoritetai, lyderiai, kad vaikai, jaunoji karta suprastų, ko jie gali siekti ir suprastų, kad tai yra visai arti jų, ne kažkur tai toli, bet gali būti arti jų ir čia iš to stovykloje jie susitinka su galbūt savo ateitim, kur sėdėdamas mažas vaikas tik pasvajoja kažko beklausydamas ir turim net sėkmės istorijų, kaip pačioj stovykloje keli vaikai atėję į stovyklą nuo 8-9 metų, jau ten prieš tos 9 metus, šiuo metu yra ir jūsų kadetų licėjaus auklėtiniai. Ir tai yra pati didžiausia sėkmės istorija. Ir taip mes ir išėjom į partnerystę jų per su savo stovyklos dalyvius. Tai man atrodo to gero pavyzdžio rodymas, kaip ir kodėl mes ir į tą stovyklą, nors jinai yra nekomercinė, nemokama, bet jos programa yra tokia turininga, kad ir jinai beje skirta kraštiečiam, vietos vaikams ir kraštiečiam. Tai reiškia, užsimanius iš Klaipėdos ar iš kažkur, tu neturėdamas ryšio su Užugošiu, ten nepapulsi. Soriukas, bet nepapulsi. Nes mintis yra tokia, stiprinti tą mūsų visų dalyvių ryšį su Užugošiu, kurį vienaip ar kitaip turim. Ar ten seneliai mokėsi toj mokykloje, kurioje mes dabar uždarytoj mokykloje, kaip tokioj priedangoj, glaudžiamės ir veiklas organizuojam. Vis tiek kažkoks ryšys yra. Ir tikslas yra tai, ta metodika tokia nerašyta, kad mes savo pavyzdžių rodom, kad galima sugrįžti prie savo šaknų, jie stiprinti kažką gero toj lokacijai padaryti. Ir jeigu tu jau senai iš ten išvykęs, tu gali grįžti. Ir mes tikim ir turim tą tokį slaptą norą, kad kai jau mes nebeturėsim jėgų ten kažką daryti, kad tie mūsų stovyklos ugdytiniai tęs mūsų veiklą. Ačiū labai. Čia galbūt dabar paklausiu labiau kaip jūsų nuomonės, tai ar visgi pasiteisina jaunimo paskatinti tapti geresniais piliečiais? Pasiteisina ir tikrai, kaip minėjau, per savo pavyzdį, visada jaunimas visada nori į kažką lygiuotis, turi savo autoritetus, blogus, taip pat, gerus. Tai tu turi rodyti alternatyvas, nes jeigu jam nerodys, jisai susiras, tikrai kažką nori lygiuotis, nes mes jau tokie žmonės, tokia asmenybė, tokios būtybės esame. Taip, čia kaip prigimtis, kaip sakoma. Taip. Čia irgi pasidalinkite irgi savo nuomonę, kokia yra pagrindinė pilietiškumo svarba mūsų šalies ateities jaunimui. Labai didžiulė. Ir jinai ypač dabar šitam visam geopolitiniam kontekste stiprėja ir labai smagu matyti, kad daugėja pilietiškų žmonių mūsų visuomenį ir jaunimo ypač. Aš pati nesenai įstojau šiais metais į Šiaulių sąjungą, kur irgi girdžiu rekordiniai metai, rekordinis narių skaičius ir matau tuos dairais aplinkui, kas kartu su tavim ateina, ne, ir matai jaunus veidus ir tikrai toks geras pasididžiavimo jausmas ir supranti, kad
šitie žmonės yra mūsų šalies, tai yra mūsų valstybė. Žmonės yra mūsų valstybė ir jų patriotiškumas labai sustiprina. Ir tas patriotiškumas, aš net kitokią prasme jo supratau, kad tai yra bendrystė. Tai yra, tu šiaip negali būti vienas patriotas. Prasme, tai turi būti bendrystė, tas patriotiškumas kaip vienijanti jėga, kaip sako, turėk bendrą priešą kažkokį ir tada labai susivienysi, ne? Mus vienė patriotiškumas, bet mes žinom, dėl ko mes esam patriotiniai, nes mes tikrai gali visko atsitikti gyvenime, kad mums reiks eiti į kovą, vadinkim taip, pasidalinus atsakomybėmis, kažkas frontline, ne? Kažkas pilietiniam pasipriešinime, be ginklo, bet kas yra iš tikrųjų labai stipru ir tokia didžiulė jėga, kuri gali sustabdyti priešą. Ir man smagu ir malonu šitoj valstybėje gyventi, žinant, kad daugėja to pilietinio pasipriešinimo linija, kur jinai yra be galo stipri. Tai tikrai prie bendrystės ir bendruomenės dar sugrįšim, bet mes vakare, jau kai vaikai ruošėsi miegoti, mes kalbėjome, kaip galbūt jūs ir pristatyti šiam interviu ir viską. Ir jūs pasakėte, kad neseniai įstojate į Šaulių sąjungą. Tai čia man irgi tas klausimas kyla, kaip jūs sugalvojate, kas jūs galbūt paskatino, galbūt pasidalintumėte irgi. Taip, nors karyba mano gyvenime, tom vasaromis jau yra 9 metai, vadinkim taip, tai nuo to viskas ir prasidėjo iš tikrųjų. Jeigu man prieš 10 metų kažkas būtų pasakęs, sakyčiau, ne. Ką čia galvoji savo? Ne, aš tada buvau ta žurnalistė ir galvoju, ne, aš būsiu telike. Bet tikrai neapkasuose kažkur tai. O atsitiko taip, kaip turėjo atsitikti. Ir per tą laiką, čia matyti ir reikia laiko ir kantrybės, ir diegiant, ir čia to ir patriotiškumo tu neįdėksi nei per vieną paskaitą, nei per vieną stovyklą. Tu turi nuolat tame būti. Ir man irgi atėjo su laiku. Ir dar atėjo ta jaučiu atsakomybę. Iš tikrųjų, su kiekvienais metais tą stovyklą organizuojant prieš tos vaikus. Ir ką minėjau, kad per savo pavyzdį. Ir aš galvoju, ką mes dar galim kaip stovyklos vadovės, kaip pavyzdį jiems parodyti. Ir mes abi su Silvija, su kuria esam pagrindinės stovyklos organizatorius, ėmėme ir įstojom šiemet, abi. Ir nors dar tik tai šią savaitę trečiadienį mūsų uniformos instruktažas ir negalim uniformos dėvėti, nežinodamos tiksliai kaip, nors žinom iš to savo praktikos ankstesnės, tokios neformalios. Tai labai išdidžiai vaikštom su šaulio kepurėlėm ir tikrai rodom vaikam pavyzdį. Ir žinau, kad turim ir jaunųjų šaulių ir ketinančių ir jūsų kadetų licėjų stoti. Tai čia yra apie tai ir todėl aš esu Šaulių sąjungoje. Ir dėl to, kad tikrai noriu ne tik tai šią savaitę, bet ir prireikus būti pasiruošus stoti tas pajėgas, kai reiks. Tai čia yra tokia prasmė ir įsiprasminimas didžiulis. Tikrai labai smagu, visgi dar kartą pasikartosiu, svajonės pildosi, kaip svajoti garsiai ir viskas gali įsipildyti. Kaip minėjau, kad sugrįšim dar prie bendruomenės. Tai kokiu jūs veiksmų imatės per pastaruosius metus, kad prisidėtumėte prie savo bendruomenės gerovės? Aš supratau, kad tu, žmogus, tu turi būti bendruomenės narys. Mat, kaip ir sakiau, vienas nei tu pilietis, dabar gali būti pilietis, bet tu nei pasipriešinimų netarysi, kažkas turi vienyti, ne, kaip bendruomenė. Ir aš čia priklausau keliom bendruomenėm. Vieną aš priklausau šitai Užuguosčio kraštiečių bendruomeniai, kur mes grįžtam į savo kaimą tos gerus darbus daryti, ar ne, kaip vienas iš pavyzdžių šitą stovyklą organizuoti. Tai ir yra tas prisidėjimas, tęstinumo užtikrinimas, ar ne? Vieną kartą padariau, buvo faina, paskui nenoriu. Ne, tu įsipareigoji. Bendruomeniai tai yra tuo pačiu ir įsipareigojimas. Tai aš jaučiu labai didelį įsipareigojimą štai Užuguosčio bendruomeniai kaip kraštietė. Iš kitos pusės aš priklausau ir kitoms bendruomenėms. Aš esu Lietuvos komunikacijos asociacijos narė, Lietuvos marketingo asociacijos narė. Ir aš nesu ta, kur tik narė.
gali ten ček narė, nesusimoki nario mokestį, dar beje su asociacijos lyderė, moterų lyderių irgi asociacijos narė. Ir aš einu ir sakau, kuo aš galiu dar būti naudinga. Tai įsitraukiu į veiklas, savanoriauju tenai, savo darbą, savo kompetenciją, noriu sukurti vertę. Mano gal ir yra gyvenimo kredo, kad nieks neturi vykti veltui. Tu turi sukurti vertę savo buvimu ir to kiekvienoj bendruomeniai. Tai čia gal atskirų, tuo pačiu buvimas darbe, savo darbovietėje, tai irgi yra įsipareigojimas tai bendruomeniai. Ir kur dabar esu Ignalinos atominėje elektrinėje, tai kaip minėjau, 1600 žmonių bendruomenė ir aš kaip komunikacijos vadovė jaučiu didelį įsipareigojimą jiems, kad jie būtų informuoti laiku, žinotų, kas vyksta organizacijoje. Pirmiausia jie, o po to jau išorė. Nes nieko nėra blogiau, kai nežinojimas, nes jis sukuria labai daug neapibrėžtumo. Tikrai yra labai smagu kalbėti su tokiu aktyviu žmogum, kuri tikrai turi ką papasakoti ir manau, savo vaikams, anūkams irgi bus daug gerų istorijų. Tai kalbant apie tą visą aktyvų gyvenimą, kokias iniciatyvas ar projektus galėtumėte įgyvendinti, kurių galbūt dar nepavyko, ar pritrūko laiko, kad sustiprintumėte tą pilietinę mūsų gyvenimą? Jo, mes turim svajonę iš tikrųjų čia su šita stovykla. Ir matyt, po šitos 9 kartą įvykusios pradėsim kažkokią didesnę kampaniją, kad sustiprinti šitos stovyklos, vadinkim, bazę, nes stovykla vyksta neveikiančioje Užuguosčio buvusioje viduriniai mokyklai. Mokykla uždaryta 2008 metais, tai čia galim greit paskaičiuoti 16 metų. Tai yra patalpos tuščios, nešildomos ir nieko ten nėra, byra tinkas, vandens nėra, prisijungiam tik tai tam laikotarpį. Bet jaučiam, kad ta mokykla, tos patalpos jos tarnauja toliau bent šitą savaitę ir jos traukia, yra ten kažkokia tai dvasia, vadinkim taip. Ir galima tas patalpas įveiklinti taip, kad ne tik savaitė, bet ir visai vasarai galėtų nuolat vykti stovyklos, keistis, pamainos. Ir jaučiam, kad ta karyba kaip tema labai tinka tai vietai. Ir mūsų svajonė yra taip, kad atsirastų normali stovyklos bazė, kad vyktų ne vieną savaitę stovyklos, bet jų daugiau. Ir tokiu būdu vaikai, jaunimas, ir tai galėtų stiprintų savo pilietiškumą, galėtų išbandyti praktikoje daug dalykų. Stovyklos vasaros metu išsibandytų, jiems tai tinka ar netinka, nes mokslo metų eigoje tai taip pamokos būrelį ir gali tam nelikti laiko. Tuo pačiu ta stovykla karybos tema galėtų būti prieinama didesniam ratui žmonių iš visos Lietuvos, būtų galima organizuoti. Tai taip, mes turim tokią svajonę, bet tam reikia labai didelių investicijų, pirmiausia, materialinę bazę stiprinti, o šiaip tų žmogiškų resursų didelio noro mes turim. Ačiū labai. Ir aš dar turiu vieną paskutinį klausimą. Gal galėtumėte paaiškinti, ką reiškia šis ženklas ant jūsų marškinėlių? Vienas, čia kaip įvardinti pirštą šį... Taip, užlenktas. Nežinau, vestuvinė. Kažkaip. Taip, jo, užlenktas. Ir jūs aiškinat šią reikšmę mums per atidarymą, tai gal galėtumėt klausytojams, žiūrovams paaiškinti. Taip, tai visi atsiminkit, tai yra 3P ženklas, pilietis, patriotas ir pasipriešinimas, tai yra Krašto apsaugos ministerijos įvedama tokia simbolika ir kadangi mūsų stovyklą remia Krašto apsaugos ministerija, mes pasiėmėm tai kaip stovyklos ženklą jau kelis metus ir per tą ženklą ir diegiam, tai yra tos pagrindinės mūsų vertybės, pilietis, patriotas, pasipriešinimas. Ir vaikai žino, ką tai reiškia stovyklos metu ir ne tik stovyklos metu. Jeigu vyktų kažkas, tai jie iškėlė ranką su šitu ženklu, identifikuotų save, kad jie neša tą pilietinio pasipriešinimo jėgą kartu su savim. Ačiū labai, Jolita, jums. Mes grįžtame atgal į stovyklą, atgal pas vaikučius, o jums linkime geros vasaros likusios.